Esame mechatronikos laboratorijoje. Čia studentai lavina įgūdžius dirbdami tekinimo, frezavimo staklėmis su programiniu valdymu, pasibraižo kažkokias tai detalės, paprojektuoja, tada bando padaryti virtualų apdirbimą tų detalių, pasirenka įrankius, operacijų procesą visą. Na ir jeigu nėra klaidų, tai programa yra leidžiama į staklės ir staklių pagalba detalės yra pagaminamos, kokios yra suprojektuotos. Prie katedros yra įsteigtas technologinių bandymų centras. Pagrindiniai darbai vykdomi centre tai yra technologiniai bandymai. Dažniausiai, aišku, jie atliekami pagal Baltic Wire užsakymą. Be abejo, atliekam darbus ir pagal kitų įmonių užsakymus. Tyriama mašinų ir mechanizmų dinamika, diagnostikos metodais, tyriamas medžiagų mechaninės savybės, yra sudaryta galimybė bakalauro magistrų studijų studentams, doktorantams ir dėstytojams dalyvauti realių gamybinių bandymų, matavimų bei tyrimų procese. Teikiama dalykinė ir metodinė pagalba regionų įmonėms, mechaninių sistemų bandymo, matavimo, skaičiavimo bei tyrimo klausimais. Be abejo, bandymų metu gauta medžiaga yra apibendrinama, leidžiami straipsniai, tyrimų rezultatai skelbiami straipsniuose. Svarbiausias katedros paskirtis yra tai mechanikos inžinerijos specialistų rengimas, bakalauro studijos, magistrų studijos. Yra sudarytos sąlygos studentams, magistrantams studijuoti ne tik dienos metu, jie gali studijuoti ir vakare, ir šeštadieniais pagal atskirą tokį sudarytą grafiką. Baigiamajame bakalauro studijų kurse yra atliekama baigiamoji praktika ir labai dažnai šie studentai po praktikos tose įmonėse, kuriuose atlieka praktiką ir pasilieka dirbti toliau.